Sveika prisijungusi prie šios vaisingumo mankštos. Šiandien darysime tempimo pratimus, kurie padės tavo klubų mobilumui ir žinoma vaisingumui. Pradėkime ant kilimėlio, rankos plačiai ir siekiame priešingą ranką, priešingą pėdą. Ir paskutinį kartą. Ir laikome. Abi rankas padedame ant pėdos. Jeigu nepasiekėte, galite šiek tiek aukščiau ant kojos. Ir su priešinga koja darome pritupimus. Turite jausti lengvą tempimą, o kitos kojos apšilimą. Ir dar keletą kartų. Ir laikome. Giliai kvėpuojame per nosį ir iškvepiame per burną. Pakeliame kūną pusiau ir vedame į kitą pusę, rankos ant pėdos ir su priešinga koja lenkiamės žemyn. Stengiamės nugarą išlaikyti tiesią. Jeigu nepasiekėte pėdos, viskas tvarkoje, galite laikytis už šiek tiek aukščiau, už blauzdos ar už kelio, svarbiausia išlaikyti nugarą tiesią. Ir laikome. Pasikeliame pusiau, važiuojame per vidurį ir nusileidžiame pilnai, kojos plačiai ir nugara, galva atpalaiduota, rankos ant kilimėlio. Sunerkime rankas per alkūnes ir lengvai pasiūbuokime į šonus. Pilnai atpalaiduotas kaklas, pilnai atsipalaidavę. Ir padedame rankas ant pėdų ir darysime pritupimus ir ištiesimus kojų. Pritupiu 1, 2 ir ištiesiu. 1, 2 ir ištiesiu. 1, 2, tiesiam. Dar keletą kartų. Vėlgi, jeigu nepasiekėte pėdų, laikykime šiek tiek aukščiau savo rankas. Ir laikome. Puiku. Sėdame ant vienos pusės kojos, pilnai ją sulenkdami, kita koja ištiesta. Labai svarbu sulenktos kojos kulną būt padėjus pilnai ant žemės, o kitą koją ištiesiame.
Jeigu sunku dar taip sėdėti, galite pagelbėti sau laikydamėsi už nugaros. Ir pereiname į kitą pusę, lygiai taip pat išlaikome sulenktos kojos pėdą pilnai ant žemės ir kita koja pilnai tiesi. Ir vėl pereiname į kitą pusę, pamėginsime padaryti atsisėdimus ir atsikėlimus. Tai yra šiek tiek pažengusių judesys, tad jeigu dar sudėtinga, galite pasigelbėti liesdami žemę arba tiesiog sėdėdami šitoje pozoje ir laikydami tempimą. Puiku, ir keičiame puses, kartosime tą patį, bandome atsisėsti su klubu ant žemės ir pasikelti kojų ir pilvo preso pagalba. Vėlgi, jeigu šiek tiek per sudėtinga, nepasiduokite, stenkitės išlaikyti tuomet šią poziciją. Tikrai greitu metu pavyks padaryti pilnai šį tempimą. Pereiname į kitą pusę, pasisukame šonu, viena koja stačiu kampu, ranką padedame ant žemės ir lengvai spiruokliuojame pirmyn ir atgal, apšildami kojas. Ir priešinga ranka nei koja ant žemės. Ir kitą ranką keliame į viršų ir bandome su alkūne paliesti žemę. Ir padedame ištiestą koją ant kelio ir sulenktą koją stumiame į šoną. Bandome atidaryti klubą plačiau. Pasimėgaujam, kvėpuojam giliai. Abi rankos ant žemės, pasikeliame su ištiesta koja į trikampį ir stengiamės padėti pilvą, krūtinę ir galvą ant savo kojos. Jeigu šiek tiek per sudėtinga, stengiamės fokusuotis, kad iš pradžių atsigultų pilvas. Kartosime tą pačią pratimų seriją į kitą pusę. Tai viena koja sulenkta stačiu kampu ir spiruokliuokime pirmyn ir atgal lengvai apšylant. Priešinga ranka ant žemės ir su kita ranka siekiame į viršų, pasisukame ir bandome su alkūne paliesti žemę.
Puiku. Pastatykime ištiestą koją ant kelio ir sulenktą koją stumiame į šoną, galite atverti per pėdą, dar bandome atidaryti savo klubus. Išlaikome tiesią nugarą, gilus kvėpavimas. Abi rankos ant žemės, pasikeliame į trikampio poziciją ir vėlgi bandome padėti pilvą ant kojos. Tenkitės išlaikyti klubus tiesius, kojos abidvi pilnai ištiestos. Ir lėtai pasikeliame, niekur neskubėdami. Keliausime plačiomis kojomis į gilų pritūpimą. Ir su keliu bandysime pasiekti žemę, keisdami koją vieną ir kitą. Šis pratimas be galo stipriai padeda atverti klubus ir būtent jų mobilumui. Stenkitės laikyti kojas kiek įmanoma plačiau, nugara tiesi, išlaikykite kvėpavimą. Puiku, ir sėdamės ant žemės, kojos plačiai ir nusveriame į vieną pusę ir į kitą pusę savo kojas. Stenkitės pilnai padėti kelius ant žemės. Klubas kartu sukasi kaip ir kojos. Ir paskutinį kartą. Puiku. Sudėkime pėdą prie pėdos, kojos plačiai, keliai nusverti žemyn. Rankomis apkabiname savo pėdas ir lengvai darome drugelį. Nugara ištiesta. Išlaikome kvėpavimą. Ir lengvai spiruokliuojame su keliais. Puiku. Užfiksuokime šią poziciją, rankų pagalba padėkime keliams nusvirti dar žemiau ir bandyti paliesti žemę. Šis pratimas ypatingai gali pagelbėti, jei norite išmokti padaryti virvutę. Atverkime kojas plačiai, jos pilnai ištiestos ant žemės, nugara tiesi. Iškelkime rankas į viršų ir laikykime rankas ir nugarą tiesias, kojos prispaustos prie žemės. Puiku, rankos nusvyra žemyn. Ir keliaujame į vieną pusę, bandome paliesti kojų pirštus, turite jausti šoninį tempimą. Jei nepasiekėte kojos pirštų, viskas tvarkoje, fokusuokitės į tai, jog nebūtumėte sugriuvę ir su sulenkta nugara. Tiesiame nugarą kiek įmanoma labiau ir su ranka bandome padaryti gražią liniją ir jausti šoninį tempimą.
Ir keičiame į kitą pusę. Puiku, grįžtame per vidurį, rankos į priekį ir pamažu keliaujame su rankomis į priekį lenkdamiesi ir bandydami padėti pilvą ant žemės. Kojos išlieka tiesios, plačiai. Ir pasiekę maksimalų tašką tiek, kiek galite išlaikyti, laikome tempimą. Labai svarbu nesustoti kvėpuoti. Ir stenkitės galvoti pozityvius dalykus, kad jūsų kūnas atsimintų, kad ši pozicija jam patinka ir kad kitą kartą galėtumėte dar giliau padaryti tempimą. Puiku. Grįžtame, suglaudžiame kojas, atpalaiduojame, galite šiek tiek papurtyti, padaryti lengvą masažą ir gulamės ant kilimėlių, pasiruošiame nusiraminimui ir mūsų vaisingumo afirmacijai. Galite išlaikyti kojas sulenktas arba ištiestas. Uždedame vieną ranką ant krūtinės, kitą ant pilvo apačios, įsipatoginame, neutrali kūno pozicija, giliai kvėpuojame, įkvepiame per nosį ir iškvepiame per burną. Jaučiame, kaip pakyla mūsų pilvas, prisipildo deguonies, šonkauliai, krūtinė ir iškvepiame. Vėl prisipildo pilvas deguonies, šonkauliai, krūtinė ir iškvepiame. Ir dar kartą giliai įkvepiam ir iškvepiam. Keliaujame į savo vidų, jaučiame šilumą, jaučiame saugumą. Viskas pažįstama ir iš lėto kartojame šiuos žodžius. Mano gyvenimas yra nepakartojamai gražus ir įdomus. Aš kasdien džiaugiuosi kiekviena smulkmena, kurią patiriu. Kiekvienas gyvenimo įvykis yra gyvenimo pamoka, kurią aš mokausi. Aš esu pasiruošusi tapti mama ir išmokti dar daugiau gyvenimo pamokų. Lengvai atverkime akis. Galite dar šiek tiek išsitempti, rankos į viršų, kojos ištemptos, kaip norisi kūną dar šiek tiek pajudinti. Ir per šoną pamažu atsikeliame ir atsisėdame į kilimėlio vidurį. Dar įkvėpsime giliai, rankos į viršų ir žemyn. Kartokime dar kartą. Ir paskutinį kartą.
Dėkoju visoms prisijungusioms prie šios mankštos. Ačiū, kad kūrėme savo lizdelius kartu. Iki kitos mankštos.